preparatas pirmą vietą užima pagal realizaciją. Čia yra japonų atradimas, kuris tikrai vertas Nobelio premijos. Jie surado japonai, kad sojoje yra fermentas, kurio pavadinimas natokinazė. Šis fermentas turi 4 funkcijos iš valgomosios sojos. Funkcijos 4 sureguliuoja elastingumą kraujagyslių sienelių, tai va jau kova su aterosklerozė. Toliau skystina kraują, nereikia aspirino ar farinų visokių kenksmingų, labai populiarių vaistų vartot. Ir kaip įdomu, neveikia įkrešėjimą, skirtingai nuo jų, jokių pašalinių poveikio. Trečia savybė nuima cholesterolį neapnaša, kartu reguliuoja net cholesterolį. Ir 4 tirpina trombus. O čia trombas per 10 minučių dingsta, jeigu vieną kapsulę atidaryti, sumaišyti, o čia būtų trombas. Šitą priemonę iš tikrųjų verta didelio dėmesio ir ypač vartoja tiem žmonėm, kur užsikimšusi kraujagyslis širdį. Koronavimą. Arba čia kur nors. Tai pirmoji. Šiandien konsultavau viteruojantis endarterytą. Irgi su vienam ilgiau reikia vartoti, bet irgi prie tų trombų galima. Vieną žodžiu, kada trombų embolizacija vyksta. Prisiminkit, su Ečinfu. Šiandien aš nežinau, docentė Adelė. Šiandien dovanas kokios bus numatytas su Ečinfu. Tai vat jūs šiandien gausite, tai yra brangiausias preparatas mūsų korporacijai ir visa dėžutė kainuoja 210 litrų. Ten yra 10 lapelių, kiekvienam lapelį 12 kapsulių. Na va, pažiūrėkit čia. Tai vieno lapelio tai kaina 21 litas gaunasi. Tai jūs galite profilaktiškai vartoti po 1 kapsulį rytais prieš valgymą. O kai kada efektai būna labai dideli. Buvo 2 atvejai Vilniuje, kada vyras tik 2 kartą pavartoja kapsulę, 2 dieną. 3 dieną žmona jau atėjo pas mus. Sugrįžo vyriškumas, jam netikėtai po ilgo laiko. Ne, ta pati žmona, ta pati. Jeigu nauja, suprašė. Bet čia buvo ta pati ir jis tirpina. O ten kraujagyslietės smulkios, mažos. Tai va kaip nusisekė žmogui. Dėl širdies pradėjo vartoti, gavosi iš pradžių efektas kitur. Aš jį lyginu su tokiu, žinot, kaip santechnikai. Jie labai mėgsta tą krotą, ar ne, kaip jis vadinasi, kurmis. Taip? Taip, paleidžia per visus vamzdėlius. Tai koks vamzdis pirmoji eilė? Pilnas, didelis užsikimšęs arba mažas. Aišku, mažas pirmoji eilė. Pradės. Tai va čia irgi panaši situacija. Iš tikrųjų, šis preparatas leido mums jau dabar didelė masė kardiologinių ligonių. Kaip saka,